Mano top 5 žaidimai pasirodė Xbox Showcase. Fainai irgi nemažai gerų pasirodė, faina, kad jie ateis ir ne tik Xbox'e, bet bus ir PC ant PlayStation'o, 90% tų žaidimų. 5 vietoj Super Meat Boy 3D, arba kitaip antra dalis. Jau žinom apie tas labai sunkų žaidimą Super Meat Boy'aus, tai dabar viskas tiesiog gražesniam pasauliu ir toks, jo 3D 2,5 iš viršaus. Manau, kad vertas dėmesio. 4 vietoj High on Life 2. Irgi labai achuėna pirma dalis, labai unikali idėja, pilnas visokių bairių ir jokelių. Dabar pasirodo antroji daly. 3 vietoj Mudang Two Hearts. Apie šitą turbūt niekas nežinojom, aš pats nežinojau, pirmą kartą mačiau, bet tiek, kiek mačiau, mane pats traileris sudomino. Visa atmosfera, visas pasaulis, visas kombatas atrodo toks gana pakankamai unikalus, kad galėtų patekti mano patinkančių žaidimų sąrašą. Antroje vietoje The Blood of Dawnwalker. Realiai toks Witcherio vaibo žaidimas. Kažkoks maras, kažkokie vampyrai tokiame medieval pasaulyje. Tai vien tas mane suglumino. Ir pirmoje vietoje Call of Duty Black Ops 7. Žinojom kaip visą laiką, kad išeis kažkoks Call of Duty naujas, bet pasirodo, šiais metais jie toliau tęsia su Black Opsais. Tai turėsim 7 Black Opsą. 6 man labai patiko. Jokio gameplayaus nematėme, bet pristatė, kad išeis. Tikiuosi tiesiog bus atskiras PS5 trofėjų listas, o ne viskas sugrūsta į vieną kaip DLC.